Socialinėse medijose, ypatingai tokie garsus Amerikos skandalistai, pavyzdžiui, Dave Asprey, kuris save tokiu nominavo irgi longevity krikštatėviu, labai daug kalba apie tuos vadinamus anti-nutrients. Tai į lektinai, ankštiniai, kur lektinuose yra ankštiniuose riešutuose ir sėklose, nakties spalvos daržovėse. Tai visgi dabar labai yra visuomenė gąsdinama būtent tais antinutrientais, kurie tarsi padeda apsisaugoti pačiam maistui būti suvalgoma. Man kyla toksai paradoksas, aš tiesiog mąstau logiškai. Riešutai turi, tarkim, labai daug tų anti-nutrients, kur, tarkim, Dave Asprey rodo video, kad jau geriant riešutų pieną, pavyzdžiui, migdolų, lieka labai daug migdolų lobelės ir čia tada jau reikia labai baisiai bijoti. Loginė mano išvada rodo, kad, tarkim, riešuto apsauga jau yra pats kevalas ir jau koks ten gyvūnas labai tą kevalą norės valgyti ir kramtyti, jeigu jo tikslas yra pats tas vidinis riešutas. Kiek tame yra iš tiesų nepagristumo, kiek yra siaubo, kiek yra tiesos ir iš viso ką man reikia galvoti apie visas sėklas, riešutus ir tamsios spalvos daržoves. Man atrodo, kad visa tai pirmiausia, kas išpopuliarino, tai buvo tokia knyga Plant Paradox. Ir tai buvo parašyta, nežinau, čia prieš kiek metų, bet pakibo internetuose ta informacija, iš lūpų į lūpas, pradėjo sklisti, kas norėjo užsikabino, tą žinią toliau siunčia, bet ar kas nors girdėjot, pavyzdžiui, ką paskutinius kelis metus šneka pats tas knygos autorius? Nes jisai šiuo metu yra parašęs jau knygą apie žarnyno mikrobiotos sveikatą. Ir jis yra šiuo metu pats tas žmogus, kuris skatina vartoti daug produktų turinčių skaidulas, polifenolinės medžiagas, kas ir yra visos uogos, visi riešutai, visos sėklos, kuriomis buvo gąsdinama tose pirminėse jo knygose. Tai man atrodo, kad laikas pabaigti yra šitas nesąmonės, nes problemų tos antimaistinės medžiagos vadinamos gali sukelti tik labai nedideliam procentui žmonių, kurie iš tikrųjų turi labai jautrią virškinimo sistemą ar tam tikras ligas. Didžiajai daliai žmonių tai netgi veikia kaip antioksidantai ir turi labai didžiulę naudą. Negana to, kad ir pačios ir ta pati fitino rūgštis mažais kiekiais, ta prasme, mums nereikia kilogramais valgyti tų medžiagų, bet mažais kiekiais tai gali pagerinti mūsų sveikatą, pagerinti organizmo apsisaugojimo mechanizmus, antioksidacinius visus tuos apsauginius mechanizmus ir be kita ko visi tie maisto produktai turi didžiulį kiekį skaidulų, kas yra mums be galo naudinga. Tai tiesiog aš noriu į visus kreiptis, nustokime bijoti gero maisto. Harvardas irgi turėjo savo žodį šito klausimu ir aš manau, kad yra vis tiek keletas universitetų ir mokslinių bendruomenių, kurie tikrai gilinasi su ne vienu specialistu ir šiaip jie nėra nieko mūsų nugąsdinę, nei apie lektinus, nei apie fitino rūgštį. Ir iš jų, būtent iš šitų universitetų, rekomendacijų vengti šitų produktų nėra. Patarimas yra vienas, kuo didesnė įvairovė. Tai reiškia, kad valgydami įvairų maistą mes neužsiciklinsim tik ant kilogramo riešutų arba ant kilogramo pomidorų arba kilogramo braškių. Nes dideli kiekiai bet kurio maisto produkto gali sukelti, nežinau, bet kokią alergiją, pilvo maudimą. Tai tiesiog vadovautis turbūt autoritetais ir sveikų protų. Na, o mano asmeninė nuomonė, kad ginasi ir augalai. Tuomet tada pakalbėkim apie vynuoges, kurias taip vertina dėl resveratrolio, nes yra ir lietus, ir sausra, ir šalna, ir visokios klimato sąlygos atšiaurios. Ir būtent tada augale pasigamina didžiausias kiekis būtent antioksidantų, ir polifenolių ir kitų geriausių medžiagų daržovėm ir vaisiam patyrusiam stresą. Teisingai. Tiesiog taip yra, tai yra absoliuti tiesa.